Berlyne vyko renginio Triumph Inspiration Award finalas, kuriame savo kolekcijas pristatė 37 jauni dizaineriai. Komisijoje buvo tarptautinės žvaigždės – britų modelis Lily Cole, danų modelis ir fotografė Helena Christensen, garsi vokiečių fotografė Ellen von Unwerth ir popdainininkė iš Honkongo Coco Lee. Nuostabu, čia daug kūrybinės energijos. Kiek girdėjau, šiame mieste gyvena ypač daug menininkų rašytojų. Ši kūrybinė energija persiduoda ir į mados pasaulį, todėl gimsta naujų, įdomių sumanymų. Vokietijos apatinio trikotažo gamintoja Triumph surengė apdovanojimus 4 metus iš eilės. Pirmas renginys įvyko 2008-aisiais. Nuo tada dizaino studentai skatinami kurti įdomų apatinį trikotažą nurodytą tema. 2011-aisiais Triumph švenčia 125-asias gyvavimo metines. Šių metų tema 125 buvimo moterimi metai. Konkurse dalyvavo apie 2000 jaunų dizainerių, į finalą pateko 37. Ant podiumo buvo pristatyti seksualūs, gundantys moterų apatiniai drabužiai. Komisija vertino kūrinius pagal išradingą temos interpretavimą, originalumą, estetiškumą, kokybę ir pristatymą. Šiemet laimėjo jauna dizainerė iš Vengrijos. Ji gaus 15 000 eurų prizą. Be to Triumph sukurs apatinio trikotažo pagal jos dizainą ir pardavinės visame pasaulyje.